Sveiki, oranžinio sviedinio mėgėjai, esu komentatorius Vaidas Čeponis. Tęsiasi Eurolygoje atkrintamosios varžybos, beprotiški mačai, atrodo tikras gladiatorių kautynės, vėl paprognozuosiu rungtynių baigtį, jas paanalizuosiu, o jūs būkite aktyvūs, rašykite komentarus, lasdavokit mane, o svarbiausia, bandykite spėlioti rungtynių rezultatus sezono pabaigoje. Jūsų laukia prizai, bus įteikti tiems, kurie būsite aktyviausi, kurie tiksliausiai atspėsite mačų baigti. Taigi nepamirškite prenumeruoti mano YouTube kanalo ir jūsų galbūt lauks dar vienas prizas, tai yra nakvynė sanatorija su manim vienoje lovoje, juokauju, sofoje. Tai pradėsiu nuo Tel Avivo Maccabi ir Atėnų Panathinaikos poros serijos rezultatas 1-1. Maccabi krepšininkai į ketvirtfinalį atėjo fantastiškos sportinės formos, Pau užėmė kur kas aukštesnę vietą reguliariajame sezone, bet matom, kad komandų šansai iš esmės yra lygus. Antrą jaunystę išgyvena Kostas Lukas, 25,5 balo vidutiniškai per pirmosius 2 mačus, jam puikiai talkina puolime Matiesas Lesoras, bet Maccabi turi savo argumentų. Tai labai atletiška komanda, žaidžianti uraganinį, greitą krepšinį, puikų darbą atlieka treneris Odedas Katašas. Maccabi, kaip žinome, namų rungtyne žaidžia Belgrade, bet ir Serbijos sostinėje. Šį sezoną labai kokybiškai, efektyviai žaidžia Izraelio klubas ir aš manau, kad serijos rezultatas bus 2-2, prireiks lemiamų rungtynių Atėnuose, o mano prognozė, kad vis dėlto trečiasis serijos rungtynės laimės Maccabi, ketvirtose triumfuos Panathinaikos. Kita nemažiau intriguojanti pora Barcelona Olympiakos, čia irgi 1-1, iš visų porų tai buvo labiausiai gynybinis krepšinis, kitose porose puolimas užgožė gynybą, o šį kartą, manau, ir trečiose ir ketvirtose rungtynėse irgi bus daug nervų karo. Prognozuoju, kad nebus labai rezultatyvūs mačai, maždaug apie 150 taškų pelnys abi komandos. Olympiakos geriausiai buvo besiginanti sezono komanda reguliariajame sezone, tą iš esmės pirėjo komanda demonstravo ir Barcelonoje, buvo uždaryti varžovų lyderiai Laprovitola, Veselis, tada daugiau laisvės turėjo Jabari Parkeris, kuris iššovė, bet aš manau, kad šį kartą savo žodį tars Janas Veseli, kuris po 6,5 taško rinko pirmose 2 rungtynėse. Manau, kad jo rezultatyvumas bus dviženklis Pirėjoje tiek trečiajame, tiek ketvirtajame mače. Vis dėlto man Olympiakos yra geriau organizuota, kiek labiau patyrusi komanda, turinti sumanesnį trenerį ir aš manau, kad Barsai liūdnai baigsis ta serija, baigsis liūdnomis mišiomis, Olympiakos triumfuos ketvirtfinalėje 3-1. Dar vienas desertas, Monako Fenerbahče, Šaras įrodinėja, kad yra aukščiausias prabos treneris, be pagrindinio vidurio puolėjo Jonatano Motley. Stambulo klubas netgi galėjo iškovoti 2 pergalės, puikiai pasirinkta rungtynėms, visiškai uždusintas Maikas Džeimsas, kuriam buvo užmautas apynasris, antrame mače sukrapštė 8 taškelius jo vidurkis. Per 2 mačus 12 taškų, gerokai mažiau jo vidurkio, kuris buvo reguliariajame sezone. Nikas Kalatis atlieka tiesiog puikų darbą, Dorsiai smaigsto tritaškius, Feneris tritaškius metė 6% taiklumu. Šaras puikiai paruošė komandą. Aišku, Monako irgi turi savo argumentų, labai puikią antrą liniją ir Donatas Motiejūnas žaidžia beveik geriausią karjeros krepšinį, jam palankus tie oponentai, vieną stogą gavo nuo Papajanio, bet šiaip dominuoja, vienas iš komandos lyderių. Šį kartą mano prognozija būtų, kad Maikas Džeimsas vis dėlto iššaus. Jis abiejose rungtynėse, manau, pelnys apie 20 taškų, nes tai yra individualiai, velniškai žiauriai geras žaidėjas. Šį kartą gal per mažai ir ėmėsi jisai iniciatyvos.
Mano prognozė, kad serija vis dėlto dar sugrįš į Monaką. Trečiasias rungtynes laimės Fenerbahčė, ketvirtose nugalės jų varžovai ir mūsų lauks lemiamą akistatą. Ir paskutinė pora Realas Baskonija, karališkasis klubas, dabar visa galva pranoksta Baskonija, pirmauja 2-0. Facundo Campazzo daro šlapę vietą iš varžovų gynybos. Blankus Tadas Sedekerskis, labai trūksta Baskonijai Čimo Monekės, pasiautė kartais Havardas, bet aišku jis vienas neištems tos komandos. Tačiau nuojauta kužda, kad tos trečios rungtynės bus labai atkaklios. Dėl ko? Dėl ko, kad Realas turi labai daug talento, bet pastebėjau, ispanų toks yra bruožas, kai jiems nėra grėsmės, nedega užpakalis, jie atsipalaiduoja, tai yra super talentingų, šiek tiek tinginių komanda. Ir šį kartą manau, kad kova vyks taškas ir prognozuoju vis dėlto Realo pergalę nedidelių skirtumų, 3, 4, 5 taškais ir Realo triumfą serijoje 3-0. Gegužės 5 dieną turėtų būti įdomus mačas Vilniuje, kur Vulfs komanda priims Kauno Žalgirį. Vilkai šį sezoną namie jau yra nukalę žalgiriečius. Turnyro lentelės atžvilgiu atrodo nereikšmingos rungtynės, Vilkai turbūt liks 3, Žalgiris 1. Tačiau tai svarbu dėl pasitikėjimo, dėl žaidėjų psichologinės būsenos prieš atkrintamasias varžybas ir Vilkai pagavo tikrai neblogą bangą, bet jiems tokia prasta buvo žinia, kad Žalgiris ne per seniausiai pralaimėjo Neptūnui ir Andrėja Trinkieri pasiėmė Bizūną, rimtai davė velnių savo žaidėjams ir jie dabar atrodo mobilizavėsi Lietuvos krepšinio lygoje. Bet kokiu atveju žaidėjai ne robotai, nelengva nusiteikti dvikovai, kuri nelabai ką reiškia turnyro lentelės požiūriu. Ir mano nuojauta kužda, kad vis dėlto bus gana įnirtingos rungtynės. 3 kėlinius, manau, bus lygi kova ir spėju, kad žalgiriečiai galbūt perlauš varžovo stuburą tik paskutinėme ketvirtyje ir triumfuos maždaug 7-8 taškų persvarą. Taigi tai buvo mano komentatoriaus Vaido Čeponio analizė ir prognozės. Būkite aktyvūs, rašykite savo spėjimus, būtinai prenumeruokite mano YouTube kanalą, kitaip jums šakės.